Mes esam šiais metais, 26 metais, sezone galimybių. Mes esam galimybių sezone ir norint suprastas galimybės, mes turim pastudijuoti, kas yra Biblijoje apreikšta apie tas galimybės, kad suvoktumėm, kas mums yra duota. Ar ne? Kas mums yra duota. Ir aš mąsčiau apie galimybių sezoną ir aš mąsčiau ir Viešpats labai įdomiai kalbėjo. Ir šiandien aš pasidalinsiu, nes iš tikrųjų, kai mes studijuojam raštą, mes matom, kad toli gražu ne visi įeina į galimybių savo sezoną. Tuo tarpu Dievas gailestingas visiems, dosnus visiems, pažadų ir Viešpats tikrai nori, kad kiekvienas krikščionis būtų džiaugsmingai eitų pagal Dievo pažadą. Bet tuo tarpu mes matom didesnę dalį nusivylusių, nusiminusių ir aš mąsčiau apie tai ir Viešpats man davė labai įdomų žodį pastudijuoti, kodėl nebuvo įeita į pažadėtą žemę. Tai reiškia, mes pasižiūrėsim Mozę, koks yra Mozės mąstymas ir koks Jozuė mąstymas. Kad suprastumėm, kas vyko jų gyvenime, mes pamatysim, kokie jie buvo lyderiai, koks jų mąstymas ir kodėl vis dėlto Mozė negalėjo pažadėtą žemę. Jis buvo pašauktas, Biblija buvo pašauktas, jis buvo pateptas, ar ne? Tikrai jisai buvo, Dievas jam kalbėjo, jis susitiko su Dievu ir jisai buvo pašauktas susidurti su faraonu, sulaužyti vergyją, išvesti iš vergyjos, išvesti žmonės iš vergyjos, duoti įstatymą. Ir jisai atrodo labai puikiai tai padarė. Išėjimo 30 žodis sako, taigi dabar eik, aš siunčiu tave pas faraoną, kad išvestum iš Egipto mano tautą, Izraelio vaikus. Ir va šitą eilutę yra kalbama, eik Moze pas faraoną ir išves mano tautą. Bet jeigu mes žinome, kad Dievas nėra natūralus Dievas, Dievas yra dvasia, tai reiškia, kai Dievas kalba, tai jis nekalba vien natūralia kalba. Dievas, kai kalba dvasinė kalba. Tai reiškia, Moze, eik ir ištrauk tiek fiziškai, tiek natūraliai, tiek dvasiškai iš Egipto. Tuo tarpu Mozė juos ištraukė iš Egipto, bet jų minčių niekaip negalėjo ištraukti iš Egipto. Nes kai Dievas šneka ir Dievas pažada, jis nepažada vien natūraliai fiziškai. Jis kalba dvasinę kalbą, nes jis yra dvasia. Tai Mozės galimybės, Mozė turėjo didelės galimybės. Mozė turėjo galimybę šitą pašaukimą priimti arba ne. Ar ne šitą pranašišką žodį priimti arba ne? Mozė jį priėmė, nors jisai nesijautė lyderis, atitinkamas lyderis, stiprus lyderis, jis tikrai nesijautė. Kaip ir jūs atėję į lyderių mokyklą, nesijautė. Tačiau jisai priėmė, jam buvo galimybė priimti Dievo prašymą, nusižeminti ir eiti ir padaryti darbą dėl Dievo ir jis tą padarė. Ir Viešpats liudijo ženklais ir stebuklais. Ir jisai matė ir ženklus, ir stebuklus, Dievas liudijo ir darė per jį antgamtinius stebuklus. Jis išgyveno Raudonosios jūros prasiskyrimą, praėjimą sausumą į genialūs stebuklai, tobuli stebuklai. Iš tikrųjų, Dievas tikrai aplankė tą, kuris turėjo padaryti Dievo darbą, kuris turėjo išvesti viešpaties tautą, ar ne? Tačiau žodis sako, pakartoto įstatymą 34:4. Žodis sako, kad Dievas parodė Mozę, užvedė ant Moabo lygumų, nuėjo iki Nebojo kalno, įlipo į Pisgos viršūnę ties Jeriko, ten Viešpats jam parodė visą Giliadą iki Dano žemių ir visas Naftalio, Efraimo, Manaso ir Judo žemės iki vakarų jūros. Krašto pietinę dalį, Palmių miesto Jeriko slėnį, iki Saoro. Viešpats jam tarė, įsivaizduokit, Dievas užveda ant kalno ir rodo Mozę, ar tu matai. Ir dabar Viešpats jam tarė, tai žemė, kurią pažadėjo Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. Viešpats primena tą nuostabų pažadą, kuris išliejo Abraomui, Jokūbui, Izaokui, Jokūbui. Ir dabar Viešpats sako, Mozė, tu matai savo akimis, bet tu į ją neįeisi. Tu matai tą pažadą, tu matai, kad aš pažadėjau, bet tu asmeniškai, tu neįeisi. Ir pagal Dievo žodį taip ir įvyko. Ir Mozės užduotis pasibaigė ties sieną, ties pažadu. Mozės tarnavimas ir išsibaigė. Jis akimis matė, bet fiziškai negalėjo įeiti ir pasidžiaugti pažadėtą žemę. Ir Viešpats nori mus mokinti, kad mes ne tik akimis matytumėm, bet ir įeitumėm fiziškai. Ir pamatytum, kad mums atsivertų akys,
Nes galima sustoti su pranašišku žodžiu, sustingti, susikabinti ir stovėti. Ir laukti kažkaip Dievas gali ves, ar ne? Ir mes turim išmokti nemažai pamokų šiandien, taip kad atsiverkit šiandien savo širdis, protus, ausis, kad galėtumėt matyti, kodėl Mozės taiga buvo pašauktas, bet neįėjo. Mozės lyderio mąstymas, norint žinoti, kas tas Mozė buvo, mes turim pažiūrėti, koks jo lyderystės mąstymas. Koks tai buvo lyderis. Ir labai man įdomu, kad būtent šiandien mes sveikinam lyderius ir mes dabar būtent pažiūrėsim iš lyderio pozicijos. Tai kas tas Mozė buvo kaip lyderis. Ir jisai, iš tikrųjų, jisai atliko tą strategiją, tą pašaukimą, kurį Dievas pasakė, eik Mozė ir leisk mano žmonėm išeiti. Jisai priėmė tą strategiją, tą Dievo viziją ir jisai padarė tą viziją, jis strategiškai nuėjo, strategiškai atstovėjo, visas tas kovas išlaikė, susidūrė su valdžia ir tie ženklai stebuklai vyko ir jisai demonstravo tą Dievo jėgą. Tačiau jis turėjo didelę priklausomybę nuo išorinio patvirtinimo. Jis turėjo priklausomybę, jis bijojo. Jam reikėjo, kad kažkaip Dievas patvirtintų, tai jis įsikabino tą lasdą, turiu tą lasdą, tai su tą lasda aš kažkaip praeisiu. Ir debesis, viešpats su debesim ir su ugnim paliūdė, tai man yra drąsiau. Bet jeigu debesis ar ugnis nepaliūdė, lasdos nėra ką įsikabinti. Ir mums taip gerai reikia suprasti, kad ir mes kartais būtent esam tokie lyderiai ir būtent tokie tikintieji, kurie mums reikia kažką įsikabinti, nes mes kitaip negalim praeiti. Mums reikia ženklų, mums reikia kažko, mes ieškom kažko, kad tik tai galėtumėm praimti. Tai reiškia priklausomybė prie patvirtinimo. 10 kart Dieve, tu patvirtini Dievo žodį. Ir vėl man reikia patvirtinimo, ir vėl man reikia patvirtinimo ir patvirtinimo. Tai reiškia tas išorinė priklausomybė, kad Dieve duok man patvirtinimą, nes aš iš tikrųjų sakau, kad tikiu, bet truputėlį netikiu, ar ne? Tarsi žmogus išsigandęs. Ir kalbėjo žmonėm ir Mozė perdavė žmonėm. Tai jis buvo balsas žmonėm, jisai kalbėjo, tas pranašiškas balsas, kuris nuolatos žmonėm kalbėjo, ką reikia daryti, perdavė Dievo širdį. Mozė buvo stiprus lyderis, ar ne? Jis turėjo labai daug ką iškentėti, jis turėjo labai daug ką įveikti ir vis dėlto atsistoti prieš ir išvesti žmonės iš vergystės, jis tą padarė, jisai kovojo iki tol, kol išvedė, ar ne? Tikrai, kai skaitai, bet reikia įsivaizduoti tie visi išbandymai. Nes tuos išbandymus realiai kokie jie buvo, tai nebuvo taip lengva ištverti tuos išbandymus. Ir jisai iš tikrųjų praėjo visus tuos išbandymus, jis pademonstravo Dievo jėgą, pakluso ir jisai įtvirtino Dievo tvarką, įstatymus ir pamokino pagarbos ir kadangi pats labai šventai Dievu tikėjo ir norėjo kitiem atnešti šventumą. Tačiau dabar Mozė, nors ir atrodo atliko savo misiją, tačiau kur yra jo prote tvirtovės? Kur jo galvoj, kur jo mintyse yra tvirtovės? Kodėl viešpats jo negalėjo įvesti? Kas tos tvirtovės? Mes kalbėjom praeitą kartą, mes dabar visą savaitę meldžiamės apie tas tvirtovės. Ir vis dėlto Mozė nepadarė nuodėmės, bet jisai limituotą mąstymą turėjo. Jo mąstymas buvo limituotas. Nors ir atrodo, tokią stiprią viziją darė Dievo, tokį stiprų planą Dievo turėjo išpildyti, tokį stiprų darbą atliko, tačiau jo protas buvo limituotas. Tai reiškia, tai buvo dykumos mentalitetas, dykumos mąstymas. Visa žmonija ėjo, išėjus iš Egipto žmonės pateko į dykumos mąstymą. Kas tas dykumos mąstymas? Kas tos dykumos tvirtovės? Tai reiškia dykumos tvirtovės, kada žmogus eina per dykumą, žmonės pripranta prie manos. Jie niurzgia, duok man manos. Tai reiškia, tie žmonės turi baimę atsakomybės, jie nepriima atsakomybės, kad man reikia kažką daryti, man reikia ieškoti Dievo. Jie tiesiog tik tai niurzga ir tik konfliktuoja, tik nepasitenkinę, bet jie neprisima jokios atsakomybės už save kaip autoritetą, kaip lyderis. Jie yra pasyvūs dykumoje.
Ir yra paguoda, kaip išlikti, o ne kaip įsitvirtinti, kaip nugalėti, kaip įvykdyti Dievo planą. Grinai kaip išlikti tą dieną, kaip būti nealkanam, jeigu gert noriu, kaip tik tai atsigerti ir limitas pasibaigė, viskas užtenka. Norėjau troškau gerti, gavau gerti, pasibaigė, ar ne, nebenoriu nieko, man nieko nebereikia. Toks labai limituotas mąstymas, dykumos mentalitetas. Ir jeigu dauguma žmonių šiais laikais sako, aš esu dykumos sezone, tai labai gerai pagalvokit, ką jūs kalbat, kai sakot, aš esu dykumos sezone ir aš esu dykumos sezone, nes dykumos sezonas laiko žmogų tol, kol žmogus masto ir turi tas tvirtovės dykumos. Tos dykumos tvirtovės žmogų taip surakina, kad žmogus yra toks laukime, kažkas man patarnaus, kažkas man padės, kažkas man atneš tą duonos kąsnį, kažkas už mane maldą pasimels, o žodžiu, aš atsakomybės neprisėmu. Ir Mozės buvo mąstymo silpnybė, kad jisai buvo, jo koncentracija buvo kaip išvesti iš vergijos. Ne kaip įvesti į palikimą, ne kaip kuo greičiau pervesti, ne kaip kuo greičiau į pažadėtą žemę įeiti, bet jo buvo daugiau mąstymas, kaip išvesti iš vergystės. Tarsi jeigu aš išvedu iš vergystės, taip ir yra užtenka, tarsi tai yra jau didžiausias darbas. Ir jo charakterio trūkumas buvo, kad jisai buvo vedamas pykčio, jisai supyko ir mes kaip žmonės žiūrim ir skaitom tas istorijas, kad iš tikrųjų atrodo kaip nesupykti, kai tauta šitiek metų murma. Ir mes daug kartų skaitom, kaip jisai pasišvenčia, kaip jis meldžiasi, kaip jis prašo išlaisvinti juos, kaip jis tiesiog savo net kartais gyvenime sako, geriau tu mane Dieve, bet tik tai mano tautą išlaisvink, padėk. Žodžiu, jis tikrai verkia dėl savo tautos, tačiau jisai neišlaiko to testo lyderio. Tai reiškia, jisai patenka į pyktį ir užuot kalbėjęs Dievo žodį, užuot atpalaidavęs Dievo pažadus, jisai smogia į uolą vietoj to, kad pasakytų, vietoj to, kas įsakytų. Ir tai reiškia, neteisingai atstovauja Dievą, neteisingai pademonstruoja Dievą. Ir, aleliuja, Mozė turi tą... Ir jo žmonės išvesti, jo lyderystė turi tą išorinę priklausomybę. Kas tai išorinė priklausomybė, kur žmonės neieško patys Dievo, jie remiasi į Mozę. Mozei Dievas kalba ir tu man Mozė pasakyk, o patys jie neturi jokio noro ieškoti, jokio noro suprasti, jie turi tą išorinę priklausomybę ir tiesiog baimė pagristas paklusnumas. Vat Mozė yra, tai dabar gerai. Mozė pasitraukė, tai galima ir viršiai nusilipinti. Žodžiu, iš baimės paklusim ir tai išorinė priklausomybė. Dabar Mozės valdymo kokia struktūra buvo, kad jisai atnešė įstatymą giliau negu intimumą. Jis netnešė intimumo, kad ieškokit intimiai visi Dievo. Jis atnešė įstatymą ir taisyklės, kurios gali koreguoti elgesį, bet tos taisyklės nepakeitė nė vieno širdies. Jo struktūra buvo išorinė daugiau, duoti taisyklės, duoti įstatymus, kad žmonės eitų pagal taisyklės įstatymus, bet tos taisyklės ir įstatymai nepakeitė žmogaus širdies ir neperkeitė jų noro artėti prie Dievo. Ar ne? Ir kai jie pamatė, visa tauta pamatė pažadėtą žemę ir kur Viešpats tikrai norėjo juos labai labai greitai įvesti į pažadėtą žemę, ir parodė Viešpats tą pažadėtą žemę, tačiau jie išsigando tos pažadėtos žemės. Jiem akys išdidėjo matant tą pažadėtą žemę, jiem vaizdas išsikreipė. Jie save pamatė kaip žiogus, jie išsigando, kad jie tokie mažyčiai, kad jie tokie nieko negali, kad jie visiškai absoliučiai bejėgiai. Vietoj to, kad eitų su Dievo žodžiu, jie matė save kaip bejėgus, kaip žiogus toj teritorijoje. O priešą jie išdidino tokį didelį. Ir kas įvyksta tiem žmonėm, kas tai tautai įvyksta po to, kai jie pamato pažadėtą žemę. Ir tai rašoma skaičių 14 skyriui. Visa tauta pakėlė balsus ir raudojo tą naktį. Jie neraudojo, kad Dieve, ar atverk mum akis, kad mes geriau matytumėm, bet jie raudojo iš baimės, iš išgąsčio. Jie murmėjo prieš Mozę, taip pat sukilo prieš Mozę ir Aaroną ir jie pradėjo jau prieš tą lyderį kalbėti. Sako, geriau verčiau būtume mirę Egipte arba žuvę šioje dykumoje,
Kodėl Viešpats atvedė mus į šią žemę? Matot, koksai limituotas mąstymas, koks siauras mąstymas. Jie pamato pažado žemę ir vietoj to, kad melstųsi, sakytų, mes praradom jėgas. Kas atsitiko su mumis? Vietoj to, kad stovėtų ir norėtų eiti, jie net prarado norą. Pamatė priešą, pamatė, kokie jie maži pagal priešą, jie prarado net norą eiti į pažadėtą žemę. Tai reiškia, jie pradėjo kovoti prieš tą lyderį, kuris visą gyvenimą atidavė juos įvesti į pažadėtą žemę. Brangiai, lygiai tas pačiais laikais bažnyčioje yra. Jeigu lyderis nori vesti į aukštesnį lygį žmogų, jeigu tik lyderis nori tempti, kad tik tai tu daugiau suprastum, kad tik tai tu įeitum į pažadėtą žemę, kad tau tik apsišviestų, žmogus visom jėgom pradeda kovoti prieš tą lyderį, nes tai yra tvirtovė, limitai, kurie stabdo žmogų tobulėti, stabdo žmogų augti. Ir šie murma prieš lyderį ir išsako tokius žodžius, sako, ar ne geriau būtų grįžti į Egiptą. Jiem yra vietoj pažadėto žemės, jie nusprendžia, ar ne geriau būtų grįžti į Egiptą ir jie pasitarė, kad Mozė blogas lyderis, jie išsirinks tokį lyderį, kuris grąžins juos į Egiptą. Ir mes galim matyti labai daug krikščionių, kurie atgimsta ir kai jie pradedama aktyvuoti, eik į karštesnę maldą, eik daugiau Bibliją studijuoti, giliau pažink Kristų, jie pradeda ieškoti lyderio, kuris juos ves atgal į Egiptą. Jie negali net pernešti tos temos pažadėtos žemės. Aš pastebėjau, kad dauguma procentaliai krikščionių net nesiruošia į pažadėtą žemę įeiti. Net jos nemato, net nenori ir iš vis net nesuvokia, kas ta pažadėta žemė yra. Dauguma krikščionių trepsi vos pasprukę iš Egipto, bet visą laiką žiūri į tą Egiptą, ką paliko. O jau dykumoje tai vaikšto visi jiems, žinai, nuo tragedijos į tragediją, nuo vargo iki vargo, nuo sunkumo iki sunkumo. Tai reiškia, nuolatiniai toj dykumoje. Tai ar Viešpats mus pakvietė, kad mes stovėtumėm gręžiodami į tą Egiptą, kad man jisai toksai malonus. Tai reiškia, žmogus taip greitai užmiršta, iš kuris išėjo. Taip greitai užmiršta, kad buvo plakamas, mušamas, engiamas, išnaudojamas. Taip greitai užmiršta, kad pasiruošęs keliauti atgal ir pasirinkti lyderį, kuris ves atgal. O pažadėta žemė prieš nosį. Matot, pažadėta žemė, jinai yra kiekvienam krikščioniui, jinai pažadėta, tavo pranašiškas žodis, tau duota pranašystė, bažnyčiai duota pranašystė, bet galima tą pranašystę taip matyti kažkur, tai kur jinai ten, kokius sakinius man dėk, kad aš ją galėčiau matyti, jinai taip toli, kad neįmanoma į ją įeiti, jinai tokia didelė, jinai tokia neįmanoma, jinai tokia per didelė, Taip atrodo, kai žiūri per baimės akis. Kai žiūri per baimės akis, atrodo tu žiogas, o pažadėta žemė tokia didelė, kad geriau pasilikti dykumoje. Ir visiems sakyti, kad mano sezonas dykumos, bet ar Viešpats tikrai išvedė taip, kad klaidžioti po tą sezoną? Vis po dykumą. Aleliuja. Jie netgi, jie antiek sukyla, jie tiek nelaimingi yra, kad jie sako, kam tu išvedė mus į šią žemę? Kodėl Viešpats atvedė mus į šią žemę? Ar tam, kad žūtume nuo kardo, mūsų žmonos ir vaikai taptų priešo grobio? Geriau grįžkim atgal į Egiptą. Bet palauk, Egipte tai jūs plakė, mušė ir jūs mirėt, ir jūs žudė. Ir kaip tu dabar įsivaizduoji, kad Egipte tam buvo gerai? Matot, kaip greit žmogus gali apsinešti ir noras tas grįžti atgal. Aptemdo žmogui akis, aptemdo, kad jis nori atgal grįžti į pasaulį. Ir kaip jūs matot, dar yra kokia tvirtovė, kad Dievas viską padarys už mus. Kai Dievas išvedė iš vergystės, visi atsisėdo komforte. Dievas padarys. Nes Dievas pademonstravo, Dievas parodė, kad jisai daro dėl jų. Bet Dievas norėjo išmokinti tam tikras pamokas, bet jie taip atsisėdo komfortą, kad Dievas padarys, Dievas laimės, Dievas padarys. Ir šiais laikais gali girdėti, kaip krikščionys jie atsipalaidavę, savo sėdi dykumoje, niekur neprasiveržia, bet Dievas man laimina, Dievas padarys. Toks abejingumas, komforto zonui niekas neauga. Tik piktžolės. Ar ne? Todėl reikia būti atsargiai ir žiūrėti, kas vyksta mūsų galvose, kas vyksta mūsų mintyse. Dabar mes perėsim į Jozuės mintis. Kas tas buvo Jozuė kaip lyderis, koks jo buvo valdymo požiūris. Tai reiškia, kaip Mozė numirė, Biblijoje iš karto yra Jozuės 1 skyriuje rašoma,
rašoma nuo pirmos eilutės. Viešpats tarė Mozei mirus. Viešpats tarė Nūno sūnui Jozui, Mozės tarnui, mano tarnas mirė. Tai ne tik mano tarnas Jozuje Mozė mirė. Tai reiškia, ta sena sistema, kuri neveikė. Viskas mirė. Viskas pasibaigė. Dabar Jozue prasideda tavo naujas sezonas, galimybių sezonas. Tai reiškia, tu pasikeičia vyriausybė, pasikeičia naujas tikslas atsiranda, visiškai naujas projektas Dievo atsiranda. Ir matot, kaip pavojinga eiti sename, prisirišti prie to seno ir sėdėti sename, kai Viešpats sako viskas, Mozė mirė, tai reiškia viskas, kas buvo su Mozė, traukėsi ir aš tau duodu dabar naują planą ir kaip Viešpats dabar kalba su Jozue, skirtingai negu kalbėjau su Mozė. Dabar Viešpats sako, Jozue, pakilk. Pakilk. Ir mūsų mokykla. Pakilk ir vesk. Ar ne? Pakilk. 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 Tai man buvo labai komfortabilu daryti nieko. Sėdėti, daryti nieko. Nie pats savęs vedu, nie kitų vedu, nie nieko. Bet kritikuot moku. Ką išmoksta bažnyčioje, visi tai kritikuot. Bet ar moki savo lyderiauti, ar moki save pastatyti, ar moki pats pakilti ir save vesti, o kritikuoti išmoksta visi labai greitai, o ypatingai lyderius pakritikuoti. Bet kai pradedi žiūrėti į save, kad savo nemoki lyderiauti, abėcėlės, nustoji kritikuoti greitai apie visus, nes matai, kad netaip lengva savo palyderiauti. Todėl Viešpats ir pradėjau pirmiausiai Mozei sako, Mozei mirus Jozuje, Mozės sezonas pasibaigė, dabar tu Jozue, pakilk ir vesk. Pakilk Jozue. My God. Pakilk Jozue ir vesk savo tautą per Jordaną su visa tauta į žemę, kurią duodu izraelitams. Ir dabar ką sako, ar pakilk ir būk pasyvus, sako, kiekvieną vietą, ant kurios jūsų koja atsistos, jums duodu, kaip pažadėjau Mozei. Tai dabar man reikia nežiūrėti su akim, aš galiu žiūrėti akim ir sakyti, žadėjau. Dabar Viešpats sako, pakilk nuo savo komforto zonos, pakilk nuo pozicijos, kurioje tu buvai šalia Mozės, pakilk, naujai pradėk mąstyti, naujai vesk mano tautą ir pradėk judėti, nes Viešpats duoda žemę tik tai tą, kur tu padedi koją. Viešpats duoda žemę tą, kur tu atsistoji, kur tu padedi koją ir sakai, čia yra žemė, kurią man Viešpats padovanojo, kurią pažadėjo. Čia šitas pranašiškas žodis mane atveda. Čia aš turiu stovėti, čia aš turiu laimėti, ar ne? Reiškia, ir Viešpats pažada Jozujai, tą patį pažadą, ką pažadėjo Mozei. Sako, niekas prieš tave neatsilaikys per visą tavo gyvenimą, kai buvau su Moze, taip visuomet būsiu su tavimi, aš nepaliksiu, neapleisiu tavęs. Ir dabar, sako, bet Jozuje, būk labai stiprus ir drąsus. Ir tą kartoja. Bet tu būk drąsus ir stiprus. Ir sako, tu padalinsi žemę tautai, kurią duoti pažadėjau jų tėvams, bet būk stiprus ir labai drąsus. Kodėl Viešpats kartoja šiam skyriui, kad tu turi būti labai drąsus. Todėl, kad jie išsigando ir jų vaizdas išsikreipė ir negalėjo eiti. Todėl, kad norint nugalėti Galijotą, reikia būti labai drąsiam ir tvirtam ir pasitikėti kuo? Kuo Dovydas pasitikėjo? Viešpačiu. Kaip įmanoma pasitikėti Viešpačiu? Reikia žinoti žodį. Todėl Viešpats pasakė atsakymą jam, kaip jisai išbus stiprus, nes visa stiprybė yra minčių. Mintise ateina, aš nemoku, aš nežinau, ką mes šiandien liudijom. Mintise, aš negaliu, kažkas pasėjo man sėklą, kad aš to niekada nebūsiu. Ir aš patikėjau tą sėklą, aš patikėjau vaikystėje ir staiga žiūriu, kad ta sėkla veikia visam gyvenimui. Todėl Viešpats ką pasakė, būk stiprus, bet kur man būti stiprus? Raumenį ar kojos būti stiprus? Man reikia savo emocijose, savo mintyse būti stipriam. O iš kur man būti savo mintyse stipriam? Atsakymas 8 eilutėje. Šita įstatymo knyga te neatsitraukia nuo tavo burnos, bet mąstyk. Net skaitau, aš labai daug skaičiau.
mąstyk, galvok, ką perskaitai, mąstyk, ką perskaitai. Kodėl reikia mąstyti dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum? Kiek iš jūsų pastebėjot? Kažkur ten parašyta, kažkas ten maždaug parašyta, aš ten kažkada girdėjau, kažkur girdėjau. Tai pasakyk tiksliai, ten kažkur kažkas. Bet žodis sako, jeigu tu nori užimti tą teritoriją, būk labai stiprus, būk stiprus, nepaveikiamas, emocijos tavo turi būti nepalaužiamos. Tai reiškia, žodis turi nugriauti visas emocinės tvirtovės. Žodis turi išstumti emocijas, išstumti visas panikas, išstumti visas baimės. Žodis. Nesako, mąstyk apie dieną naktį, kad vykdytum viską, kas joje parašyta. Tada visą, ką darysi, klestės ir visur tau seksis. Bet atsimink, ką sakiau. Būk stiprus ir drąsus, nenusigask ir nebijok. Nebijok. Kodėl ateina baimė? Todėl, kad aš nežinau žodį, kokį man pasidengti. Kodėl mes patikim velnio melu, ką velnas pameluoja, vietoj to, kad patikėtumėm pranašiškų žodžių. Vietoj to, kad patikėtum, Dievas davė pranašystę, aš turiu įeiti. Vadinasi, yra spaudimas mintyse. Yra mintyse didelis spaudimas, didelė ataka ant minčių, ant proto, ant emocijų, kur žmogus suskysta ir save priema kaip silpna vargšelį, kuris niekada negali įeiti į pažadėtą žemę. Kažkur kvepia, bet nežinau kada. Kažkur kvepia, bet taip toli. Turiu pažado žemę. Kada ruošiasi įeiti? Kada ruošiasi įeiti į pažado žemę? Koks planas įeiti į pažado žemę? Kaip ruošiasi įeiti? O turiu ten kilometrais. Matot? Tai Mozei buvo parodyta per atstumą. Bet ar tau parodyta per atstumą? Ar mums Dievo vaikams parodyta per atstumą? Nes Mozei buvo parodyta, bet jis neįėjo. Tai reiškia, ir mes turim pasilikti kaip Mozei. Toli matyti tą galimybių sezonas. Matau, bet negaliu įeiti. Ar tai yra duota Dievo vaikam? Ir mes toliau mokomės ir žiūrim, ką žodis sako. Ar ne? Kai reiškia, Jozuės visiškai vyriausybė pasikeitė. Viskas persikeitė, ar ne? Matot, visiškai kitas laikotarpis. Ir jo pagrindinė užduotis kokia yra? Įsiveržti, užimti žemę, karus nugalėti, teritorijas paimti, visos teritorijos, ką Viešpats parodė, reikės visas užimti. Ir Jozuė turėjo tą galimybę, ar ne? Jam buvo duota galimybė. Kaip Mozei buvo galimybė duota, Jozuė turi galimybę taip pat. Įeiti į pažadėto žemę, užimti miestus, kurių nestatė, vynogynus valgyti, kurių jis nesodino. Tai reiškia, jam buvo duota tą teritoriją užkariauti. Ir Jozuė tampa puikus lyderis, jis paklūsta, eina ir užkariauja, ar ne? Jis turi labai didelį tikėjimą. Kokia jo lyderystė? Jisai yra labai stiprus tikintysis, jisai tiki, jisai eina, griauna tos kalnus, įeina su drąsa, jisai yra be galo paklusnus, netgi kai strategija visiškai yra nelogiška, pavyzdžiui, kaip Jericho miestą reikia laimėti, jokios logikos nėra, absoliučiai, kad reikia apeiti Jericho miestą, yra keista, bet jisai turi tokį tikėjimą, kad jisai eina paklusniai į priekį, nors nėra logikos. Turi asmeninę atsakomybę, ar ne, turi, vadinasi, charakterį. Jozuė jau turi charakterį, turi atsakomybę, turi gerą charakterį ir jisai kovoja kovas, jis nevengia tų kovų, nebėga nuo tų kovų, neišsigąsta tų kovų, bet jisai drąsiai kovoja ir Dievas jam kalba ir jisai bendradarbiauja su Dievu ir dabar Jozuė mąstymo stiprumas, kad jisai gali atsistoti prieš tos milžinus, kurie pasirodė kitie milžinai, Jozuė gali atsistoti, gali sudrausminti save, nes kai tauta atpalaiduoja baimę, vis tiek išlieka kažkas, ar ne? Bet Jozuė reiškia, turi tą karo išmintį, tą karo mentalitetą, tą karo strategiją, kad jisai turi sudrausminti save, eiti į karą, užimti ir veiksmais pagrįsti tikėjimą. Ne tai, kad aš tikiu ir kada nors, kad su veiksmais judėti, kad tikėjimas juda su veiksmais. Ir turi jisai dvasinį autoritetą,
pereina Jordaną ir paklusnus yra prieš logiką, Jericho paėmimas yra visiškai prieš logiką. Ir žemės paveldimas jis padalina puikiausias žemės. Dabar kokios yra tvirtovės Jozuės mąstyme? Kai mes matėm tvirtovės limitai yra Mozės mąstyme, ar Jozuė turėjo kažkokiu tai limitų savo mąstyme? Jozuės mąstyme karas tampa jo tapatybė. Jis tampa tam kare, jis visada kovoja, jisai poilsio jokio neima, jisai nuolatiniam kare, nes jam reikia užimti teritorijas, užimti žemės. Tai ir jo mąstymas taip pat yra limituotas. Mano žemė, mano dalis, čia yra tavo žemė, tavo dalis. Žodžiu, jisai mato, kaip tą padalinti žemę, kūniškai išdalinti žmonėms žemės ir jisai tuo pasitenkina. Tai reiškia išdalinti tą fizinį palikimą žmonėm ir išoriškai nuolatiniam stovėti kare. Ir Jozuė irgi yra, jo paklusnumas buvo dalinis, nes kai kurius priešus jis paliko gyvus ir tai duoda kompromisą, ar ne? Ir Jozuės 13 skyriui 1 eilutė žodis sako, Jozuė sulaukus senatvės viešpats tarė, tu pasenai sulaukai ilgo amžiaus, o dar liko daug žemių užimti. Reiškia, jisai nesuspėjo visas tai žemės užimti, nors ir turėjo tą troškimą, nors ir turėjo tą norą. Ir iš tikrųjų pasitas buvo ta tvirtovė prote susidariusi, kad jei aš nekovosiu, pralaimėsiu. Ar ne? Tai mes matom dabar absoliučiai dvi skirtingas stovyklas. Dvi skirtingas stovyklas, dvi skirtingas lyderius ir du skirtingus mąstymus ir matymus. Ir žinot, kadangi aš esu bažnyčios lyderė, man buvo iššūkis klausytis, ką viešpats man kalba ir moko, nes iš tikrųjų patekus po Mozės tokių lyderystę, ten gali ir pasilikti. Giedoti, Mozė susitiko su Dievu, Mozė nuėjo prie kalno, o toks vaizdas aš nevertas, kad man kalbėtų. Matot, kaip galima sustingti ir pasilikti tenai, tam mentalitete, tose mintyse, kur buvo Mozė. Ir tenai nesąmoningai savo mintis laikyti tenai, tarsi viešpats nieko daugiau man nėra davęs. Arba pagauti tą Jozuės strategiją, kad man reikia ištisai kovoti, nes kitaip kas bus. Aš privalau varyti karšto maldom. Ir aš esu ta, kuri karštas maldas mėgsta, ar ne? Bet matot, vėlgi yra tas, kur aš pasitikiu kuo, kad aš pramelsiu. Aš išmelsiu, aš pramelsiu, aš varysiu, aš pasnikus dar padidinsiu, aš dar maldas pradinsiu, aš išplėšiu, aš viską padarysiu, ar ne? Toks daugiau koncentracija, kiek aš kovosiu, tiek laimėsiu. Ir čia iš tikrųjų tai yra tvirtovė, kad jeigu aš nekovosiu, aš pralaimėsiu. Jei aš nekovosiu, aš pralaimėsiu. Ir ta susidaro tvirtovė, kad kartais ir mes kaip Dievo vaikai pakliūnam į tą tvirtovę, kad atrodo, jei aš nesimelsiu, tai viskas kris. Jeigu aš nekovosiu, o jeigu aš pasniko nepaimsiu, tai kartais apsikaltina žmonės, aš už vaikus pasniko nepaimiau, tai dabar už tai jie taip ir yra. Mes kartais prisiemam savo labai daug tų iššūkių, nesuprasdami pilnos Biblijos, pilno paveikslo. Tai reiškia, mes pasiemam dalinai. Arba mes laukiam to debesies, kuris mus vestų, laukiam tos ugnies, kuri mus vestų, arba mes jau dabar einam į mūšį iki nualpimo, iki nukritimo, iki praradimo sąmonės, bet mes turim atplėšti šitą visą žmoniją iš velnio. Ar ne? Ir tai duoda irgi ir išsekimą, ir nuveda lyderystę irgi ne į tą pusę. Ir jeigu mes pažiūrėtumėm tą Mozės ėjimą per Raudoną jūrą ir Jozuė turėjo pereiti per Jordano upę. Ir jeigu, kai Mozė ėjo per Raudoną jūrą, tai Dievas perskyrė jūrą. Bet kai Jozuė ėjo, tai kunigai turėjo eiti pirmi. Matot, visai kitas valdymas, visai kita strategija. Jau kunigai turėjo eiti ir atsistoti, kad nudžiūtų ir galėtų kiti žmonės praeiti, kad išsektų vanduo. Ir Mozės laikotarpiu Dievas vienas kovojo, visi ėjo ir naudojosi galimybėm, džiaugiasi, naudojosi ir galiausiai iš neturėjimo ką veikti, ištisai bombėjo, ar ne? Dievas kovojo, jie tapo pasyvus, o Jozuės laikotarpiu
jau Dievas laukia paklusnumo, kad duota instrukcija ir tu jau judėk pagal tą instrukciją. Tau pasakyta eiti ir jau tu judėk. Ir Mozės laikotarpiu lyderystė buvo, kad kaip tik tai pabėgti nuo vergystės. Kaip tik pabėgti iš Egipto, o prieky planas neaiškus, nesvarbu. Svarbu pabėgti ir svarbu, kad vergystė pasiliko už manęs. Vat vergystė čia, o kaip gerai, faraonas čia, aš perbėgau tą Raudoną jūrą, o kad paskui jokio plano neturiu, nesvarbu, bet visą gyvenimą praleisiu žiūrint, faraonas nuskendo, haleliuja. Visi vežimai nuskendo ir galiu giedoti visą savo gyvenimą, žiūrėdama, kas nuskendo ir kokia vergystė liko už manęs, bet nesupras, kad viešpats neišvedė iš vergystės, tik tai tame taške džiaugtis ir sėdėti, ar ne? Ir dabar Jozuės tuo tarpu, jau, kai jis pereina Jordano upę, Jozuė jau turi įeiti į pažado žemę, paveldėjimą, gauti paveldėjimą, išdalinti paveldėjimą. Ir jau Jozuė žiūri, kad yra kova prieš akį. Norint įeiti į paveldėjimą, į pažado žemę, norint išdalinti visą paveldėjimą, kurį gauna, reikia įeiti į kovą. Kova laukia prieš akyje, ar ne? Tai, kaip matot, senas mąstymas niekaip negali peržengti. Jeigu Mozės mąstymas niekaip negalėtų peržengti, tas komfortas, tas sėdėjimas, o kodėl Dievas neveda, o tai Dievas norėtų tai pravestų, Raudoną jūrą pravėrė, o kodėl Jordano nepraveria? O kodėl ne? Palaukim, laukim, ar ne? Jozuės 5 skyriuje, nuo 6 eilutės žodis sako, 40 metų Izraelitai klaidžiojo dykumoj. Ar tai buvo Dievo valia? Ar tai buvo Dievo valia? Klaidžiojo dykumoje, kol išmirė visi karui tinkami vyrai, kurie išėjo iš Egipto. Kadangi, kas parašyta, jie neklausė viešpatės. Jie klaidžiojo 40 metų, nes nepakluso Dievui. Tai nebuvo Dievo valia. Ir dauguma krikščionių prisidengia, kad čia dykumo sezonas. Mes privalom toj dykumai būti. Tai kiek metų tu nori toj dykumai praleisti? Tie, kurie mane girdi dabar ir piktinatės, kad aš kalbu apie kad iš dykumos tau dykumoje nereikia būti. Aš tavęs noriu paklausti, kiek metų tu joje pasiruošęs būti ir kada ruošiesi išeiti. Ir galit pamatyti, niekada. Nes nėra plano. Net nėra plano, nėra strategiškai, net akys nemato, kad aš galiu išeiti. Nes jeigu akys nemato, tai reiškia mano mintys užakę. Tai Dievas norėtų, tai išvestų. Tai dar 10 metų apsisuka aplink tą patį. Tai Dievas norėtų, tai pravestų. Prieini per Jordaną, jau reikia strategiją keisti. Dievas norėtų pravestų. Jau kunigai stovi, jau matai, kad vanduo senka, bet Dievas galėtų mane pravesti. Tai reiškia, aš prailginu savo dykumos sezoną su savo noru arba su nepakeisto mintim. Kažkas mane laiko, kad aš niekaip negaliu eiti į tą naują sezoną. Todėl jis sako, išmirė visi karui tinkami vyrai. Ir kas turėjo gimti? Nauja. Turėjau naują kartą gimti, turėjau nauji gimti, kurie pasitikė. Prabudimas dabar, tikiu, varau pirmin į gatves, einu pirmin. Nes kas iš tikrųjų labiausiai evangelizuoja? Ne tie, kurie daug metų atgimė. Kas evangelizuoja? Tie, kurie tik atgimsta. Jam nesvarbu visiškai ten tavo katoje ten 10-50 metų. Jie žino realiai. Dabar prabudimas yra, kodėl? Nes Dievas palietė mane. Mano gyvenimas pasikeitė. Aš matau aiškiai. Ir tie žmonės su karščiu, su ugnimi lekia į gatves ieškoti tų, kuriem galėtų paliudyti. Jie karšti yra. Jie nesako, prabudimas buvo ir kada nors bus. Nes jiem prabudimas yra dabar. Yra tie, kurie užsisėdi bažnyčioje, jiem kažkada buvo prabudimas. Jie vėlėsi, kad Dievas atneš prabudimą. Kada nors. Kur nors. Dievas paims ir atneš prabudimą. Sėdė visi apkerpėjo, Dievas atneš. Dievas padarys. Reiškia abejingumas visiškas, ar ne? Tai visiška ta vergystės mentalitetas, kur sėdžiu ir laukiu kažkas. Kas atves žmonės, kur nuve, kas ką padarys. Sėdžiu ir laukiam padėkliuko, kas man ką įdės. Bet matot, todėl reikia pakelti naują kartą ir viešpas labai dažnai judina naują kartą.
Todėl velnias labai atakuoja jaunimą, labai atakuoja jaunus žmonės, nes jie būtent padaro tą revoliuciją, jie būtent tie karšti, eina, šaukia, jiem nėra jokio kompromiso, jiem tas pats, ką tu pagalvosi, jiem jeigu Jėzus realus, jiem Jėzus realus. Ar ne taip? Jeigu Jėzus realus, jie ir šaukia, kad Jėzus realus. Jiem nėra atsiprašau, jiem nėra kažkaip patogiau, kadangi jiem prabudimas dabar. Prabudimas tau kada tu pats prabudęs. Ne kiek metų tu atgimęs. Bet kada tu pats prabudęs, tau ir prabudimas yra dabar. Ne kažkada. Ir jie buvo apipjaustyti ir Viešpats tarė Jozui, šiandien aš pašalinau nuo jūsų Egipto gėdą. Ir sako, Viešpats prisiekė tiem, kurie neklausė Viešpaties, neleisės jiems pamatyti žemės plūstančios pienu ir medumi, kurią pažadėjau jų tėvam. Bet jų vaikam, ar ne? Nes paklusnumas kainuoja labai daug. Paklusnumas kainuoja metus sėdėti ir niekur nenueiti. Todėl, kad jų mintys, jų protas nepasikeitė, jie nebuvo atnaujinti mąstymo. Jie visą laiką tuo nesąmoningu protu sėdėjo, ar ne? Visą laiką praeitį su nesąmoningu protu jie prisiminė, kas buvo. Jų akis nematė nieko, kur Dievas veda ir ką jisai nori. Ir net matot, kai akis nemato, kai protas net naujintas, žmogus net nenori. Tu jam gali pasakot, kiek nori. Jie net išgirsta pranašystę, sako, nesąmonė. Ai, kažkokia nesąmonė čia, tokie didžiausi planai, ai, ne aš čia kada nors išpildysiu, nieka. Žmogus pasiremia savo nesąmoningų protų ir įtvirtina, kad Dievo pažadai yra nesąmonė. Ką reiškia Egiptas? Egiptas yra sena tapatybė. Sena tapatybė. Ką reiškia dykuma? Dykuma tai nėra, kad jau atėjai į dykumą ir ten pasibaigė laikas. Dykuma yra perėjimas. Pasakykim garsiai. Dykuma yra perėjimas. Tai nėra, kad aš turiu sustingti kaip druskos stulpas ir pasilikti dykumoje. Dykuma yra mano tik perėjimas. Aš kuo greičiau perėinu, tuo esu labiau laisvas. Nes perėjimas gali pasirinkti, per kiek laiko perėsi. Jeigu eisi prieš Dievo valią, jeigu kalbėsi prieš Dievą, perėsi arba neperėsi, užtruksi, ar ne? Bet gali perėti labai greitai, jeigu paklusti Dievui, tau nereikia ten būti. Kas yra pažadėtoji žemė? Galimybė į ją įeiti. Pažadėta žemė yra duota Dievu ir būtent pažadėta žemė yra galimybė, kur tu kuo greičiau nori pereiti per bet kokius testus ir įeiti į galimybių sezoną, į dovaną. O kas yra Jordano upė? Apsisprendimo taškas. Jordanas, kur tu apsisprendi, einu į priekį arba neinu. Pereinu į naują lygį, pereinu į galimybių sezoną arba liku tripsioti ir pažiūrėsiu, kaip jums seksis. Aš stovėsiu, žiūrėsiu ir įvertinsiu. Iš ko tu įvertinsi? Iš savo seno proto? Iš savo seno proto įvertinsi tik iš seno proto. Nes galimybių sezonas atveria naujas galimybės pirmiausia čia. Todėl dauguma tikinčių myli Mozę, bet nemato jo ribų. Ir jeigu mes labai mylėsim Mozę, žavėsimės, koks Jozė galingas karys ir nesuprasim trečio etapo, mes galim pasilikti tose senuose mintyse ir užakti. Ir įeiti į tą nuolatinę kovą, arba nuolatos laukti debesies arba ugnies. Nėra debesies, nėra patepimo, nėra vedimo, nieko nėra. Matot? Todėl trečias sezonas, trečias etapas, kas yra? Mes nesam pašaukti gyventi Mozės laikotarpį. Mes nesam pašaukti Jozuės laikotarpį gyventi, bet mes esam pašaukti vaikščioti su Jėzumi Kristumi. Ar tu įsivaizduoji, kur tu gyveni? Ar jūs įsivaizduojat, kiek jums daug duota? Ir jūs man nebusit nė vienas limituotas. Nes įsivaizduokit, mes esam pašaukti pažinti Jėzų Kristų kaip savo viešpatį ir vaikščioti su juo jame. Taigi, Jėzus nėra geresnis už Mozę. Ar galim palyginti Jėzus, šiek tiek geresnis už Mozę, šiek tiek už Jozuę geresnis? Jėzaus darbas yra nesulyginamas su jokio žmogaus darbu. Jo neįmanoma palyginti su nieko ribomis.
ir mąstymu, ir mentaliteto, ar ne? Nes Jėzus neatėjo išvaduoti mus iš vergystės. Jis išvaduoja mus iš vergystės, bet jis neatėjo tik išvaduoti. Ir kiek dažnai krikščionys pasilieka išvadavimo teritorijoje. Mane reikia išvaduoti, mane reikia vaduoti, išvaduoti, išlaisvinti, man reikia išlaisvinimo. Bet Jėzus neatėjo tik išlaisvinti, tik išvaduoti. Ir jis neatėjo vien tik tai įvesti į paveldo žemę. Bet ką Jėzus atėjo padaryti? Atkurti žmogaus tapatybę jame, atnaujinti protą ir padaryti mus sūnumis. Įsivaizduojat? Jėzus atėjo parodyti mums dangišką tėvą, sutaikyti mus su tėvu, atverti, kad mūsų tapatybė yra Kristuje, parodyti amžiną gyvenimą, parodyti, kad mūsų gyvenime Jėzuje neturi jokių limitų. Brangie, yra iššūkis. Ir jeigu šiandien limituoja kažkas tavo galvoje, tai tu žino, kad ten yra spaudimas velnio, tvirtovių, kur velnias nenori, kad tu įeitum. Kokia Jėzaus užduotis pagrindinė? Apreikšti tėvą, sugriauti velnio darbus ir atkurti jį sūnystę. Įsivaizduokit, kokie mes palaiminti gyventi būtent šitam laikotarpį. Jėzaus pagrindinė užduotis – apreikšti tėvą, sugriauti visus velnio darbus ir atkurti jį sūnystę. Haleliuja. Jėzaus autoritetas kyla ne iš žemės, bet iš artumo bendraujant su tėvu. Jo pergalė yra ne iš šio žemės, jo pergalė eina kartu su tėvu viename. Tikslas, pergalė. Ar Jėzus stresavo ir pastoviai kovojo? Oi, čia tūkstančiai demonų. Ką daryti? Jis turėjo poilsį, jis turėjo ramybę. Jis nekovojo visą laiką. Jis žinojo, kada ką kalbėti ir kada patylėti. Jis žinojo, kur ką įvardinti, kur kam pasakyti lauk, o kur kam pasitraukti ir nueiti. Mes turim nuostabiausią lyderį, kurį mes turim žvelgti. Nes jei mes seksim Jozuje lyderystę, mes išseksim ir susinaikinsim save ištisom kovom. Nes Jėzus pademonstruoja kokią lyderystę, kad sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tik tai, ką daro, ką mato darant tėvui, Jono 5:19. Nes ką jisai daro, lygiai daro ir sūnus. Nes tėvas myli sūnų ir rodo jam visą, ką pats daro. Ir jam parodys dalykų dar didesnių už šituos, kad jūs stebėsitės. Jūs žiūrėsit ir stebėsitės. Nu, kas čia vyksta? Stebėsitės nuo Dievo šlovės, stebėsitės, koks Dievas galingas, stebėsitės kartais. Aš esu pati kovotoja. Yra laikas kovoti, yra laikas poilsiauti. Yra kartais, kai aš sakau, baigta su šitą maldą. Nesimelsiu tokio, nekovosiu. Dan. Ir žiūriu, pajudėjo kalnas. Būna taip. Nes kartais Viešpats nori nugesinti mūsų, aš išmeldžiau, aš kiek valandų meldėjusi, kaip ten klupojai, kokiais žodžiais sakei, kokią strategiją taikiai. Kad mes nepapultumėm į bėdą ir nepradėtumėm daryti įstatymų, kaip Mozė darė. Kad va šitaip veikia, žinok, 1, 2, 3, taip mes bandom išsiaiškinti, mes bandom įvairiausius būdus, mes treniruojamės, mes bandom, o kartais ateina laikas, mes viską paleidžiam ir sakom, nieko aš nemoku ir nieko nežinau. Ir Viešpats pradeda judėti, sako, aš ir laukiu. Aš laukiu, kol tu išbaigsi visą save ir galėčiau aš judėti. Nes kartais mes pasitikim, jeigu aš melsiuosi, tai bus gerai. Jei nesimelsiu, Jozuje. Jeigu kovosiu, laimėsiu, jei nekovosiu, viskas. Panika, aš turiu pastovi nuolatos kovoti. Kovos toj būt etapė. Kiek bažnyčių patenka į bėdą?
paėmė Jozuės principą. Išsenka lyderiai nuo ištisų kovų, išsenka užtarėjai, maldininkai nuo ištisų pasnikų, ištisų kovų. Ar nereikia to? Reikia. Bet reikia turėti Kristaus protą, o ne Jozuės protą. Matot, reikia gyventi ne pagal Jozuės lyderystę, bet pagal Kristaus lyderystę. Ir stebėtis, koks jis galingas ir kaip jis gali padaryti daugiau, negu mes galim suvokti. Tai reiškia, mes negalim būti pasyvus, kaip išvesti iš Egipto buvo visi pasyvus. Ar ne? Nes žmonės nueina arba visiškai pasyvus, arba jau kovoja iki nežinia kiek. Matot? O kai eini paskui lyderį Kristų, yra naktį, kai meldiesi, o yra, kai eini ir eini, nieks nesupranta iš kur. Matot, yra išmintis, kai seki Kristumi, jis duoda išmintį. Jėzaus lyderystė, kokia jo stiprybė. Jisai duoda vidinę transformaciją kiekvienam. Jis įžengia į širdį ir viską keičia, transformuoja. Jo karalystės autoritetas viską perkeičia. Tavo mąstymą, tavo gyvenimo būdą, tavo tikslus, viską perkeičia. Ir paklusnumas ateina iš meilės. Ar ne? Jėzaus pavyzdžiai, kas ta dykuma? Ar Jėzus vaikščiojo pusę savo tarnavimo dykumoje, pusę savo gyvenimo dykumoje? Dykuma reiškia tapatybės testas. Jėzus buvo išbandytas. Ir į dykumą Jėzus buvo nuvestas šventosios dvasios ir buvo išbandytas tapatybės testas. Jėzaus lyderystėje buvo kryžius, pergalė. Per atsidavimą, per pasidavimą, per nuolankumą. Prisikėlimas iš numirusių. Valdžia be jokios natūralios valdžios. Be jokios kovos natūraliai. Jam suteikta valdžia iš dangaus. Ar ne? Ar Jėzus turėjo kažkokias tvirtovės savo galvoje, savo mintyse? Jėzus buvo tobulas. Jis nepadarė klaidų. Visiškai. Jėzus atėjo parodyti tvirtovės, apšviesti tvirtovės ir išgriauti tvirtovės. Jisai tas yra, kuris griauna tvirtovės. Patepimas išgriauna visas tvirtovės. Patepimas yra Jėzus, kuris naikina visas tvirtovės, kurios čia pradeda veikti. Ir tos tvirtovės susidaro, kai mes neteisingai žiūrim į Bibliją, neteisingai skaitome žodį ir neteisingai priemam emociškai. Tai aš labai dažnai žmonėms siūlau, kurie skaito Seną testamentą, žiūrėti per Naujojo testamento akis, per Jėzaus akis. Nežiūrėkit taip siaurai, žiūrėkit per Kristaus akis ir matykit visą kame Jėzų, nes kitaip priimsit Mozės lyderystę ir taip žygiuosit. Priimsit Jozuės lyderystės ir išseksit ir išvargsit. Ir Jėzus perėjo per Jordaną. Mato Evangelijoje 3 skyriui. Jėzus ateina prie Jordano. Ir ką jis veikia tam Jordane? Kas yra tas Jordanas? Jėzus atėjo pas Joną krikštytis į Jordaną. Jonas jokių būdų nenori jo krikštyti. Tačiau Jėzus pasako tokį sakinį. Mudviem dera įvykdyti visą teisumą. Ir Jonas sutinka pakrikštyti. Pakrikštytas Jėzus išbrenda iš vandens. Ir kas vyksta? Atsiveria dangus. Ir jis pamatė Dievo dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. Ir balsas iš dangaus prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Jordanas. Kas yra Jordanas mums? Mūsų krikštas. Mūsų mirtis senos tapatybės. Senos lyderystės. Seno žmogaus ir gimimas sūnumi. Įsūnystės gimimas. Pakeitimas tapatybės, miršta senas kūnas. Įsižadam senos tapatybės, senos vergystės. Mes įsižadam Egipto.
pasitikėjimu savimi ir atgimstame sūnumi Kristuje. Su tėvo patvirtinimu į sūnystę gaunama. Aleliuja. Matot, kodėl Kristaus mąstysena visai kitokia negu Mozės ir Jozuė. Jėzų nevedė baimė ar aplinkybės, Jėzų vedė tėvas ir tėvo misija šitai žemėje. Tėvo planas. Ne baimė, bet apsisprendimas, susitarimas su tėvu, vienybė su tėvu, paimti kryžių ir atiduoti savo gyvenimą. Jėzaus mąstymas nebuvo pakeisiu Jeruzalę, dar prigrėpsiu porą miestelių. Jėzaus mąstymas koksai buvo? Jono 18:36. Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Aš esu karalius, aš tam gimiau ir atėjau šį pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Todėl Mozė galėjo išvesti tik iš fizinio Egipto, bet dvasinio Egipto jis nesugebėjo išvesti. Jozuė sugebėjo įvesti į fizinę kovą, paimti fizinę teritoriją, bet dvasiškai jis negalėjo užimti teritorijų ir paimti palikimo, kuris duotas iš dangaus. Bet Jėzus yra karalių karalius, kuris mus išveda ne tik iš fizinio iš Egipto, bet išveda ir iš fizinio, ir iš minčių Egipto, ir iš seno mąstymo į naują mąstymą, kad jo karalystė ne iš šio pasaulio. Tai reiškia, pasaulietiškas, tas kūniškas mąstymas jis turi mirti. Tas suvokimas, priklausomybė nuo Egipto turi mirti. Priklausomybė Egipto taisyklėm, priklausomybė žmogiškam mąstymui, jinai miršta Jordano upėje. Jėzaus pervedimas yra tobulas. Mozė sugebėjo tik išvesti fiziškai žmonės. Viskas. Jis matė, bet jis negalėjo. Jozuė galėjo tik įvesti į pažadėtą žemę ir paskirstyti tik tai toj žemėje. Jėzus veda žmonės per mirtį į amžiną gyvenimą. Įsivaizduojate? Per mirtį savo kūno numarinimą veda į amžiną gyvenimą. Jozuė užkariavo žemę. Jėzus užkariauja mūsų širdis. Halleluja. Oh my God. Jozuė užkariavo fizinę žemę. Jėzus užkariauja mūsų širdis. Ar ne? Taigi matot, kad sezonas galimybių, tai reiškia visiškai naujas mąstymas. Naujas gyvenimo būdas, naujas lyderystės supratimas, kad mes turim lyderį Jėzų. Nes mūsų mintyse susimaišo lyderystė. Ir mes beskaitydami Seną testamentą, kurį aš be galo myliu ir man jis labai daug duoda naudos. Bet reikia atskirti ir labai gerai suvokti, kad mes nebesam po Mozės lyderystę ir nepriimti taip stačiokiškai parašyta. Ir aš taip turiu daryti. Mes negalime mąstyti kaip Mozė ir kovoti kaip Jozuė. Nes mes esam sūnus. Aleliuja, Romiečiams 8:19. Žodis sako, kūrinyje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo sūnus. Mat kūrinyje buvo pajungta tuštybė ne savo noru, bet pavergėjo valia su viltimi, kad ir pati kūrinyje bus išlaisvinta iš suirimo vergijos ir įgis šlovingą Dievo vaikų laisvę. Visa kūrinyje su ilgesiu laukia, kada atsistos Dievo sūnus, kuriem ateis apreiškimas, kad aš neturiu jokio kito lyderio. Mano lyderis ne iš to žemės.
Jo karalystė ne iš to žemės, mano lyderis ne iš to žemės. Vadinasi, mano tikslai neturi jokių limitų. Vadinasi, tas pranašiškas žodis, ką Dievas kalba, be abejo, aš turiu įeiti. Nes ne savo jėga aš užkariausiu. Ne savo jėga aš įeisiu, ne su Jozuės jėga aš įeisiu, ne su savo maldom aš bandysiu tiesiog eisiu pagal Kristaus principą, pagal jo vedimą. Ir mes įeisim į pažadėtą žemę. Kiekvienas iš mūsų. Nes turi ateiti apreiškimas. Turi ateiti apreiškimas, turi apsireikšti, kad mano lyderis yra Kristus. Ir jis davė įsūnystę mum. Kad mes esam įsūnyti. Romiečiams 8 yra toks nuostabus. Jei jūs gyvenat pagal kūną, mirsite, bet jei dvasia marinate kūniškus darbus, gyvensite. Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Visi, kuris veda Dievo dvasia. Ir kaip žinoti, kad aš esu Dievo vaikas? Pati dvasia. Romiečiams 8:16. Pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. Mes žinom. Pati šventoji dvasia paliudė, kad mes esame Dievo vaikai. Ar ne? O jeigu esame Dievo vaikai, tai ir kas esame? O ir paveldėtojai, Dievo paveldėtojai ir Kristaus bendra paveldėtojai. Tai ką ten žiūrėti į tą žemę? Matot, kokios limituotos mintys. Mes esam Kristaus paveldėtojai. Jei esame Dievo vaikai, mes esam paveldėtojai, Dievo paveldėtojai, Kristaus bendra paveldėtojai. Jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtumėm pašlovinti. Kūrinyje su ilgesiu laukia. Su ilgesiu laukia, kol Dievo vaikam ateis apreiškimas. Ir jie pradės matyti. Jokių limitų nebelieka. Pažadėta žemė, aš į ją noriu eiti. Aš nesisuksiu, kaip voverė rate. Tam melagingam mokyme, kur yra labai, žmonės taip savi religiškai taip pateikia, kad tarsi aš tai žinok, dykumoj. Toks vaizdas, kuo daugiau metų dykumoj, tuo šventesnis. Tai kiek tau reikia dar, kad tu pašventėtum toj dykumoj vaikščiot? Kiek metų reikia, kad pašventėtum? Kiek dar nori vaikščiot, kad atitiktum, kad būtum tobulas, ištobulintas dykumoj? Yra pažadėta žemė, į kurią Viešpats veda, kur mes mąstytumėm naujai, eitumėm naujai ir nesičiupinėtumėm tą trupinėlį, aš ir mano šeima, aš ir mano šeima, aš ir mano šeima, kad pradėtumėm matyti, yra daug daugiau duota, yra daug daugiau duota ir jokio limito. Ar pasiruošę eiti į galimybių sezoną? O taip, ar ne, nesisuksime stoj dykumoj ir nesižvalgysim, kas ten Egipte, nes senai tas Egiptas turi mum išgaruoti iš galvų, ar ne, tas vergystės, noras, tas vergauti. Ir aš galbūt ateis laikas apie tą Egiptą dar jums giliau parodysiu esmę to Egipto, kad jums visai gerai apsišviestų, kas tas Egiptas, kuris stangina tam senam mąstyme, taip stangina vergystės tą mentalitetę, kad nors ir atgimiau, bet visas kūnas atsidavęs pilnai tai faraono sistemai. Ir te būna palaimintas Viešpats, kad išvedė tave iš faraono sistemos. Ir aš tiesiog dabar laiminu tave, kad tau ateitų naujas išmintis, kad tu įvertintum save ir matytum, ką tau Viešpats davė. Ir kad žinotum, kas tu esi jame. Ir kai ateis laikas, tu pasirinksi, kas tau naudinga, kas tau teikia malonumą ir kas tau teikia džiaugsmą. Ir ta vergystė, kuri plakė tave, ta vergystė, kuri tau dėjo naštas, nebus daugiau ant tavo pečių. Jėzus Kristaus vardu Dieve, aš meldžiu už tas lyderystės klases, kurią tu praėjai, aš meldžiu, kad tą charakterį, kurį formavo, tą išmintį, kurią tu gavai ir tą lyderystės poziciją, kurią tu įgavai tiek pasaulyje, tiek mokykloje. Viešpatie, aš meldžiu, suformuok joje tikrą lyderį, tvirtą lyderį, kad jinai galėtų eiti su nauja jėga, su naujom galimybėm ir kai atsiras galimybė darbo, investicijų, biznio, te atsidaro tavo akys naujam sezonui, te atsidaro akys bizniui, te atsidaro akys
Aleliuja. Matai, Dievas nenori, kad tu dirbtum nuo 9 iki 5. Jis nenori, kad tu ten 40 valandų atiduotum faraonui. Jis nori tavęs. Jis kitaip tau duos darbą. Jis kitaip tau duos. Tu nebeisi į tą sistemą 40 valandų. Tu nebegrįši į tą sistemą. Viešpats tau duos išminties, viešpats tau duos kryptį. Ir aš matau, kad tu internete, aš matau, kad tu iš namų dirbi internete, aš matau, kad tau ateina laisvė, tavo pasirinkimas laiko ateina ir ateina galimybės būtent namuose internete pagal savo laisvą susikurtą tvarkaraštį, ateis idėjos, ateis galimybės ir bus absoliuti laisvė savo laiko, noro tarnauti Dievui ir Dievas padės tau užbalansuoti viską. Aš dėkoju tau Viešpatie už transformacijos sezoną. Dievas nuostabus, ar ne? Taigi, brangieji, norint ateiti į tą sezoną, reikia atnaujinti savo protą. Nes Romiečiams 12 atsistokim ir mes melsimės. Ir nesitaikykite prie šito pasaulio. Pasaulio sistema, kur praeitą sekmadienį aš jūs mokinau, pasaulio sistema, nesąmoningas protas, jisai laiko tuose laikotarpiuose. Todėl žodis sako, nesitaikykite prie šito pasaulio, bet pasikeiskite kaip atnaujinti savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Taip kaip ir Viešpats sakė Jozui, tik sėdėk ant šitos knygos, tik skaityk šitą knygą, tik žiūrėk, kas joje parašyta ir tu žinosi, kaip tau vykdyti, žinosi, ką daryti. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Aleliuja, aidai tik. Aleliuja, roba šiki, ribiri, karabaruda, labarasita, rabasada. Ir aš tiesiog jaučiu tą susidariusią, tą proto sistemas, kur ką tu sakai dabar, kad nedirb 40 valandų? Ką reiškia nedirb nuo 8 iki 5, nuo 9 iki 6? Ką reiškia? Aleliuja, aš skelbiu tiesiog dabar, kad viskas, kas susidarė, atėjo iš faraono sistemos. Visą tą nori vieną atiduoti faraonui ir nieko net vis tiek sėdėti. My God. Nieko neturėti, bet vis tiek tas valandas atbūti. Dievas visiškai keičia tavo mąstymą, keičia tavo protą. Ir tos senos tvirtovės, aš tiesiog dabar ateinu į tas senas tvirtovės, kaip tu įsivaizduoji, kaip tu turi dirbti, kaip tu turi užsidirbti, kaip tu turi eiti, kaip tu turi tarnauti. Dauguma iš jūsų neturit laiko tarnauti. Kodėl? Todėl, kad faraonui tarnauja daugiau negu Dievui. Faraonui yra daug valandų atiduota, todėl nėra kada tarnauti tavo lyderiui Jėzui. Ir aš tiesiog dabar surišu šitą mąstymą, aš surišu šitą seną, neveikiantį mąstymą, aš skelbiu, kad pasikels tie šviesuoliai, kurie seks Jėzumi Kristumi, kurie turės laiko tarnauti Dievui. Aš surišu tiesiog dabar tas senas teritorijas, kurios taip įėjo nuo pat vaikystės, laiko tave ir neleidžia tau prasiverti. Tų, kurie turit idėjas, turit biznio idėjas ir jūs bijote eiti į priekį, nes tą sistemą surakinus ir surišus, aš tiesiog dabar sunaikinu šitą stronghold, Jėzaus Kristaus vardu, šitą tvirtovę, griaunu Jėzaus Kristaus vardu, aš skelbiu, jinai negalioja, jinai nebegalios. Žodis sako, mūsų kovos ginklai nekūniški, bet galingi Dieve griauti tvirtovės. Jais mes nugalime samprotavimus. Ir bet kokią puikybę, kuris sukyla prieš Dievo pažinimą ir paimam nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui. Aš tiesiog dabar, kiekvienas sukilimas, kiekviena puikybė, kiekvienas įsivaizdavimas, kuris eina prieš Dievo vedimą, prieš Kristaus lyderystę, aš paimu nelaisvėn tavo mintis. Kiekviena mintis, kuri eina prieš lyderį Kristų, bet tu turi kitą lyderį, kur tu pastoviai eini ir vergauji tam kitam lyderiui. Aš surišu tas mintis, ir paimu į nelaisvę mintis, kad paklustų Kristui. Kiekviena mintis, kuri šauka, aš negaliu tarnauti, man nėra kada. Aš negaliu Dievui tarnauti, man nėra kada. Neprisitaikykite prie šito pasaulio.
Neprisitaikykite prie šito pasaulio, nes yra vienintelis karalius, kuriam tu tarnauji, o visa kita bus pridėta. Visa kita bus pridėta. Aš tiesiog dabar meldžiu ir tiesiog valau jūsų smegenis, jūsų galvas, jūsų nusistovėjusią mąstyseną, nuo vaikystės sudėta, kur yra vertybė, kad vertybė, čia darbas yra vertybė, čia kokia yra didžiausia vertybė. Bokštai, lauk visi Jėzaus Kristaus vardu. Įsivaizdavimai, kaip turi atrodyti, lauk Jėzaus Kristaus vardu. Jūs busit pajėgus kurti, jūs busit pajėgus statyti, nes Viešpats jums duoda Kristaus protą, kad jūs galėtumėt statyti jo karalystę, nes jo karalystė ne iš šitos žemės. Jis nori, kad jūs ne tik tai fiziškai išeitumėt iš faraono, bet ir dvasiškai stovėtumėt visiškai laisvi nuo įtampos, nuo skausmo ir kartu nebūtumėt pasyvus. Ir aš meldžiu tiesiog dabar tiem, kurie sėdi pasyviai ir sako, Dievas man padės. Dievas man kada nors padės ir guliu ant sofutės. Jėzaus Kristaus vardu. Aš skelbiu dabar, abejingumas išeina, pasyvumas pasitraukia Jėzaus Kristaus vardu. Tai šitas abejingumas, religinis pasyvumas, kad Jėzus mane išves, pasitraukia Jėzaus Kristaus vardu. Klausk Dievo dvasios, klausk šventoji dvasia, ar mano dabar poilsio sezonas, nes poilsis irgi yra aktyvus. Tai reiškia, jeigu tu poilsiauji, tai nėra, kad aš nieko neveikiu. Aš poilsiauju, tai aš šlovinu Dievą, nes poilsis yra, kada tu susijungi su Jėzumi. Poilsis tikras ateina, tai yra vaisius poilsis, kada tu šlovini Dievą, tu pasikrauni jo, tu skaitai Dievo žodį, tu įgauni jėgų. Aš meldžiu, kad kiekvieno protas pasikeistų, kad įvyktų reforma, ne tik tavo mąstyme, bet ir tik tavo darbuose, tavo gyvenimo būde, kad įvyktų reforma, kad tu niekada nebežiūrėtum į save kaip į vergą. Ir aš tiesiog dabar surišu tą mąstymą vergystės, kad man yra dykumoje gerai. Aš surišu šitą stronghold, šitą teritoriją, kuri užėmus protą, tą samprotavimą, kuris taip stipriai sustangina, kad man yra gerai dykumoje. Tarsi aš darbais turiu atvaikščioti to dykumoje. Tarsi aš Dievui turiu įrodyti darbais, kad aš einu po tą dykumą, aš kenčiu, aš kankinys. Jėzus iškentėjo už tave. Tau nereikia į dykumoje vaikščioti metus. Praeik testą ir eik pirmin. Praeik testą ir bėk tekinom, su tikėjimu, su pasitikėjimu Dievu, kad Viešpats mane išvedė ne tam, kad aš dykumoje pastoviai verkšlenčiau ir pastoviai abejočiau ir pastoviai bijočiau ir pastoviai nežinočiau, ką daryti. Viešpats tave išvedė, kad pervestų per dykumą. Ir aš įsakau tiesiog dabar, visi, kurie sustoja dykumoje, aš sakau, Viešpats tave nori perversti. Ir aš tiesiog dvasiui stumiu tave. Ir aš matau tą sukilimą dvasioje. Aš matau tą sukilimo dvasią, kuri nenori išeiti iš dykumos. Nes žmogui patinka verkšlenti dykumoje. Patinka prašyti, kas man padės, kas už mane melsis, kas nors, padėkit man. Pasibaigė tavo dykumos sezonas, nes Viešpats nepašaukė tave sėdėti dykumoje. Tas pasyvus mąstymas, tas vergystės sindromas, tas noras, kad kiti melsusi, kiti trauktų, kiti padėtų, kiti nešiotų. Šiandien pasitraukė šitas mąstymas, šitas samprotavimas. Aš išgriaunu šito samprotavimo tvirtovę, lauk Jėzaus Kristaus vardu. Šitą nepasitikėjimą Dievu, kad tarsi aš turiu atidirbti, kad Dievas galėtų įvesti pažadėtą žemę. Aš turiu atidirbti daug metų, išvaikščioti toj vergystėje turiu išvaikščioti. Aleliuja, 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 aleliuja. Aleliuja, aleliuja, Viešpatie, aš dėkoju. Aš dėkoju, Viešpatie. Aš dėkoju. Libako sura marareka mamasi. O la brakatata mamamasi libirika. O rabababasita, aš griaunu visas proto tvirtovės. Visur, kur kas užstrigo. Kas vis laukia debesies, kad galėtų judėti, kas laukia lazdos, kad galėtų judėti, kas laukia išorinio kažkokio ženklo ir confirmation, kad Dievas kalba ir tada tik judėsiu. Kas laukia išorinių kažkokių ženklų, išorinių dalykų, kad galėtų pajudėti. Aš deklaruoju tiesiog dabar, kad yra galimybių sezonas ir tu į jį įeini. Tai yra tavo metų galimybė, tai yra tavo privilegija.
Haleliuja. Ir mes tiesiog dabar visi skelbėme. Dieve, aš pereinu į galimybių sezoną. Aš nebelauksiu debesies ir nelauksiu, kada ugnis mane veda, nes mane Jėzus veda. Mane Jėzus veda kiekvieną dieną, kiekvienu momentu. Aš pereinu į galimybių sezoną. Aš palieku Egipto mąstyseną. Palieku dykumos mąstyseną. Ir įgaunu Kristaus protą. Ir žengiu į savo galimybių sezoną su Kristaus protu. Dieve, aš leidžiu, kad tu atnaujintum mano mintis. Aš leidžiu, kad tu mane reformuotum, perkeistum. Kad aš žygiuočiau į savo pažadėtą žemę ir džiaugčiausi. Viešpats išpildė pažadus. Dievas padarė, ko tiek daug metų meldžiausi, pasirodo, man reikėjo apreiškimo. Aš skelbiu tas dykumos laikas, tas dykumos mąstysena. Jinai tavęs nebesustabdys ir tavęs nesužlugdys. Ir aš griaunu šitą strategiją dykumos. Aš griaunu šitą dykumos mąstymą. Aš griaunu šitas dykumos tvirtovės. Haleliuja. Aš griaunu dykumos tvirtovės. Tie, kurie žiūri YouTube, aš jaučiu labai stipriai. Yra tas noras pasilikti dykumoje ir noras tiesiog konfrontuoti, kad mano laikas dar pabūti dykumoje. Aš griaunu dykumos įsivaizdavimą, aš griaunu dykumos tvirtovės įsivaizdavimą, kad aš turiu būti joje ir turiu daug metų būti ir įrodyti. Ir net yra tas išdidumas, aš vaikšto po dykumą, aš griaunu tas religinės tvirtovės, kurios net giriasi mano dykumos sezonas. Tavo dykumos sezonas užsibaigė šiandien. Aš uždarau dykumos sezoną dabar Jėzaus Kristaus vardu. Štai pažado žemė. Žiūrėk į pažado žemę. Ir aš matau žmonės, kurie bijo eiti į pažado žemę. Iš baimės jie vaikšto dykumoje. Iš baimės jie pasilieka dykumos sezone. Kadangi jie bijo eiti į pažado žemę. Kadangi yra apgauti, kad yra neįmanoma. Kadangi yra apgauti, kad priešas yra toks didelis, kad priešas toks galingas, kad neįmanoma įeiti į Dievo pažadus. Melas, kuris šiandien turi griūti. Aš skelbiu, čia yra melas, kuris šiandien turi griūti. Visas melas, kuris tau neleidžia, tave rodo žiogą, mažytį žmogeliuką suvargusi, negalinti įeiti į pažado žemę. Aš griaunu tą mažo žiogo sindromą. Matyti save kaip mažą. Matyk save kaip Dievo sūnų. Matyk kaip Dievo vaiką. Matyk kaip privilegijuotą Dievo vaiką. Aleliuja. Nesitaikykite prieš šito pasaulio, bet pasikeiskite atnaujindami protą. Tai reiškia, turi įvykti metamorfozė. Pilna transformacija, pilnas perkeitimas. Metamorfozė, kas yra metamorfozė? Tai reiškia, kai drugelis yra tam kokone ir jisai pereina per tos laikotarpius ir vieną dieną jis tampa drugelis ir išskrenda. Ir kai mes žiūrim į tą pirminę stadiją, jinai tokia negraži, visiškai negraži, net sunku patikėti, kad ta pirminė stadija gali būti išeiti į tokį gražų laikotarpį. Bet viešpats nedavė metamorfozės, kad tu sustotum pirmam sezonė ir pasiliktum. Todėl yra būtina atnaujinti protą ir išgriauti visas senas tvirtovės, kad tu suprastum, tavo metamorfozė turi būti labai greita ir aktyvi. Nes Dievas duoda metamorfozę tam, kad žmogus greitai būtų išvystytas ir pastatytas ir kad eitų pažado žemę. Nes tik tai sūnus gali atlikti Dievo misiją. Vergai Dievo misijos neneš. Bet sūnus tik tai gali nešti Dievo misiją. Tik tai sūnus gali dirbti dangaus karalystėje. Vergai dangaus karalystėje neturi jėgų dirbti, bet sūnus jie priima pilną atsakomybę. Pilną atsakomybę už amžiną gyvenimą, pilną atsakomybę už tėvo planą. Tik tai sūnus gali ateiti ir darbuotis. Tai reiškia, aš skelbiu, kad tavo metamorfozė įvyksta dabar. Dabar tai vyksta tavo metamorfozė. Tau nereikia laukti to pasikeitimo. Kada aš pasikeisiu, kaip čia pasikeisiu, kada čia pasikeisiu. Haleliuja, taip kaip Jėzus. Kaip Jėzus nuėjo į kalną su Petru ir Jokūbu. Ir tenis metamorfozė, tas pats žodis yra atsimainė. Jėzus atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas švietė kaip saulė, jo drabužiai tapo balti kaip šviesa. Čia yra metamorfozė. Čia yra tas pats žodis. Tai reiškia, kaip Jėzus atės į kalną maldoje, ieškodamas Dievo.
persikeitė. Visiškai kitaip atrodė. Visiškai jo drabužiai pasikeitė, jo veidas švietė. Taip Viešpats nori, kad tu kaip sūnus, kai tu priemi tapatybę, kad aš esu sūnus, metamorfozė neina per amžius. Metamorfozė gali įvykti iš karto. Nuo prieškimo, kai tu supranti, aš esu sūnus ir Dievas man davė darbą atlikti. Aš nešvaistysiu laiko štai žemėje. Mano sezonas galimybių. Galimybių sezonas, man proga įeiti į tas galimybės. Mano strateginis momentas, tiesiog deklaruokit, galimybių sezonas, tai yra mano proga, mano strateginis momentas, kur aš galiu įeiti, prasiveršti, praeiti ir staigiai pulti, ir staigiai padaryti, staigiai skubėti ir įtvirtinti. Tai mano kairos momentas, kad aš galiu pamatyti ir persikeitimas įvykti, kaip Jėzus kalne persikeitė, taip ir mano gyvenimas gali būti perkeistas tuoj pat. Mes dėkojam Viešpatie už šitą galimybių sezoną, už šitą paskirtą laiką, už šitos metus, į kuriuos mes įžengėme. Kokie tai galingi metai, Dieve, tu taip nuostabiai pradėjai šitos metus. Aš jaučiuosi tarsi įpusėjus tuose metuose, bet iš tikrųjų yra tik tai antras susirinkimas, o aš jaučiu, kaip Viešpats mus taip turtingai veda šiais metais, taip stipriai veda, taip turtingai veda, taip stipriai maitina ir taip stipriai reformuoja. Ir taip stipriai reformuoja. Todėl jeigu tau yra konfliktas, melskis pagal 2 Korintiečiams 10:3-5. Kiekvieną dieną sėdėk, kuris konfliktas eina prieš Dievo valią. Konfliktas eina prieš Dievo žodį, prieš Dievo valią tavo gyvenime. Tu pats konfliktuoji, stovėdamas ir nenorėdamas įeiti ten, kur tavo akis mato. O Viešpats šiandien nuima visus tinklus. Viešpats nuima visus tinklus nuo akių, kad tu ne tik pamatytum, bet pamatęs sustiprinai tavo kojas, kad žengtum. Aš noriu, kad jūs pranašiškai žengtumėte į priekį žingsnius. Ženk į priekį pranašiškai. Ženk ir paskelb. Ten, kur mano koja žengia, ten Viešpats man atiduoda. Tiesiog pranašiškai ženk ir matyk teritorijas, kurias tau Dievas duoda. Matyk galimybės, kurias duoda. Ir pranašiškai ženk į priekį, užimdamas pagal Dievo pažadą. Pasitikėjimas Dievo žodžiu, kad man Dievas davė ir jis tai įtvirtins. Nes jis pasakė Jozui, vadinasi, tai yra atitinka man, kad aš galiu žengti į naują žemę, aš galiu žengti į naują biznį, aš galiu žengti į naujas idėjas, aš galiu evangelizuoti naujai žmonės, aš galiu tarnauti naujai Dievui, aš galiu prisidėti prie Dievo darbų naujai. O Viešpatie, aš tiesiog meldžiu, kad kiekvienas iš jūsų ir tie, kurie YouTube žiūrit, atsistok nuo sofos, atsistok ir ženk žingsnį į priekį ir paskelbk savo, aš nesėdėsiu komforto zonoje, aš nelauksiu, aš žengiu į pažado žemę, aš žengiu į pranašišką žodį, kurį Dievas man kalbėjo, aš žengiu su visa jėga, su visų Dievo duoto autoritetu, nes gavau šiandien apreiškimą. Aš turiu naują lyderį. Mano lyderis yra Jėzus. Jis nieko nestokoja. Jisai mane laiminti palaimina, dauginti padaugina. Haleliuja. Haleliuja. Haleliuja, Jėzau. Rad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 asidasu. O, aleliuja, Jėzau, aš dėkoju tau, Viešpate. Todėl jūs matot, kaip svarbu matyti Evangeliją per Jėzaus akis. Per Jėzaus akis. Aš tiesiog meldžiu, kad kiekvienam akis atsivertų ir pradėtumėt aiškiai kasdien matyti. Mano galimybių sezonas priartėti prie Kristaus. Mano galimybių sezonas daugiau jam tarnauti. Mano galimybių sezonas pildyti Tėvo valią. Mano galimybių sezonas mąstyti Kristaus protų. Ir šiandien ryte aš meldžiausi ir Viešpats manęs paklausė. Sako, tu prisimeni, kaip mokykloj tu mokėjai, kad Dievas yra gelbėtojas ir jis yra tavo Viešpats. Ir Viešpats sako, tu labai gerai aiškinai visiems mokyklai. Tai aš dabar tavęs noriu paklausti. Ar tavo protas atiduotas man kaip Viešpačiai? Ar atiduodi savo protą ir leidi man viešpatauti savo protę? Nes mes galim sakyti, aš turiu Kristaus protą, bet iš tikrųjų aš neleidžiu jam būti Viešpačiu mano prote. Mano prote, mano emocijose, mano valiui. Ir Viešpats šiandien manęs paklausė, tu gerai mokai, bet aš dabar tavęs klausiu, ar aš galiu būti Viešpats tavo protu? Ir šiandien aš jūsų paklausiu, ar tu leidi Viešpačiui būti Viešpačiu tavo prote?
tavo emocijose, tavo mintyse, tavo valioje ir tu leidi jam viešpatauti tavo protę. Kad jis galėtų būti viešpats ir tavo mintys pradėtų formuotis pagal Kristaus protą. Ne pagal pasaulio sistemą, bet tavo atsivertų akys ir pradėtų matyti per Kristaus protą, per jo akis. Kad šitą pasaulį pažintum per jo akis, per jo protą, pradėtum sverti viską. Čia yra tavo pasirinkimas. Viešpats manęs paklausė. Aš šiandien klausiu jūsų visų. Ar pasiruošęs? Nes tu gali sakyti, Dieve, tu esi mano gelbėtojas. Bet jisai gali būti viešpats tik toj srity, kurią tu duodi. Ir jeigu šiandien tu pavedi savo protą ir supranti, mano protas yra ribotas be tavęs, Dieve. Mano protas linkęs toj pat užbrėžti ribas. Bet aš išgirdau tavo šaukimą ir pavedu savo protą tau. Aš noriu turėti Kristaus protą, nes tu pažadėjai duoti Kristaus protą. Ir mes norim priimti pažadą. Jeigu yra duotas Kristaus protas, būk mano proto viešpačiu. Būk mano minčių viešpačiu. Būk mano emocijų viešpačiu. Būk mano valios viešpačiu. Aleliuja, Jesus. Aleliuja. Aleliuja. Dabar jaučiu, kad viską išliejau. Pilną taurę išliejau visiems. O Dieve. Ir jeigu šitas pamokslas atrodo per sunkus, tai tik dėl to, kad susidarius tam tikros minčių barjerai, kurie neleidžia praeiti. Aleliuja. Aleliuja. Aš išgriaunu tuos visus senus barjerus, kurie neleidžia priimti naujo vyno, naujo mokymo. Aleliuja. Ir lyderystės. Jėzaus Kristaus lyderystės. Brangie, ar nenuostabu, kad tavo lyderis yra Jėzus? Mes nenorėsim atsigręžti nė truputėlio į jokį kitą lyderį, kaip tik tai lyderystė Kristaus. Ar ne taip? Kokia dovana gyventi šitam laikotarpį ir turėti tobulą lyderį ir atiduoti jam savo visas mintis ir pasitikėti, kad jisai mus nuves teisingų kelių. Mes sakom, Jėzau, tu esi kelias, tiesa ir gyvenimas, bet protą paliekam savo. Todėl liežuvis sako, vesk mane tiesos keliu, bet protas veda atgal. Ir koks Dievas nuostabus, jis mums išlieja šiandien, kad jisai mano proto viešpats. Ir todėl natūralu mano gyvenimas keisis, tavo gyvenimas keisis, jūsų visų gyvenimai per šiuos metus nepaprastai pasikeis. Nepaprastai pasikeis. Aš matau dvasioje išlūš visi limitai, kurie limitavo. Aš matau, kaip senos tvoros lūžta. Senos nusistovėjusios tvoros, senai neveikiantys dalykai išlūžta. Vilija, aš matau naują laiką tavo gyvenime. Aš matau naują pradžią tavo gyvenime. Aš matau, per ilgai užsisukai vienoje vietoje. Viešpats nori sustatyti viską į savo vietas. Viešpats nori perorganizuoti tavo gyvenimą, perstatyti visą struktūrą, pavesk viešpačiui savo kelius ir tu matysi sėkmę. Tu matysi, kaip viskas lengvai susideda. Tiesiog dabar atiduok viešpačiui į jo rankas visus klausimus ir padėk ir lauk jo. Ir viešpats sako, aš žinau, kad tu pavargai melsis, aš žinau, kad tu išsekai. Viešpats sako, ateik į mano artumą ir klausykis, ką aš tau kalbėsiu. Ir aš kalbėsiu ir duosiu tau strategiškai. Ir viešpats sako, tu pasiruošk kraustytis. Pasiruošk kraustytis iš ten, kur tu esi. Pasiruošk kraustytis, pasiruošk savo namus, pasiruošk naujam laikotarpiu, naujai teritorijai. Viešpats nori tave išvesti iš ten, kur tu esi, ir jisai nori tau duoti naujus namus, ir jisai nori tave aprūpinti, ir kad tu nusėstum ir pagaliau džiaugtumės. Mano viešpats pasirūpino manimi, mano viešpats išgirdo mano šauksmą, ir mano viešpats pasirūpino manim, mano namais, ir aš matau, kaip ateina ta nauja ramybė ir visiškas pasitikėjimas. Ir aš matau, tavo malda keičiasi visiškai.
keičiasi visiškai, tu daugiau melsiesi iš užtikrintumo taško, daugiau melsiesi iš trečio dangaus negu iš antro dangaus, tau būdavo spaudimas, tau atrodydavo, kiek reikia pramelsti, atrodo, aš bejėgė, Dieve, prieš tokias audras, prieš tokius skausmus. Ir šitas žodis be galo tave apvalo, nes tu pradėsi melsis iš trečio dangaus matydama Dievo akis, matydama šviesą ir tu liūdėsi, sakysi, man pasidarė lengviau melsis, man buvo per sunku ta amžina kova, per sunkus tie Jozuės laukai ir amžinos kovos. Dabar aš matau, kaip ateina tavo į mintis Viešpats sėja naują maldos strategiją, šviesią maldos strategiją ir taip Viešpats pakels save kaip maldos karžygį, kur tu žinosi, kada melsi, žinosi, kada tylėti ir žinosi, kaip strategiškai judėti teisingoje dvasioje. Viešpats atstato tave, apvalo tave, duoda teisingą kryptį ir Viešpats stabilizuoja tave. Viešpats sako, tiek daug metų buvo ir atrodo jokio stabilumo. Ir Viešpats sako, lauk mano dovanos, dukra, lauk mano palaiminimo, aš apdovanosiu tave, aš įkursiu tave, tavo židinys degs ir tavo šiluma bus namuose. Viešpats sako, tai tavo sezono nusiraminimo, tai tavo sezonas išbaigtumo, ramybės tavo sezonas. Aš surišu bet kokius iššūkius, bet tokius sunkumus Jėzaus Kristaus vardu. Aš skelbiu, ateina ramybės, džiaugsmo sezonas, išsipildymas, troškimai, maldos, kurios tu buvai pakabinus ir pasakei, Dieve, ką tu nori daryti, aš nebeturiu jėgų. Bet Viešpats sako, pasitikėk manim, būk mano artume ir man to pakanka. Ir aš išpildysiu tavo širdies troškimus. Ir tu pamatysi tą naujo sezono kvapą, tu pradėsi užuosti tą naują sezono kvapą, tu pradėsi užuosti tą ugnies židinio šilumą. Ką reiškia turėti namus, ką reiškia turėti šeimą aplinkui. O Dieve, aš dėkoju, palaiminimas eina į tave. Palaiminimas eina į tave dabar. Jėzaus Kristaus vardu, Dieve, aš dėkoju už tą palaiminimą, kurį tu išlieji ant jos namų, ant jos šeimos, ant jos vaikų, ant jos vyro. Ir Viešpats sako, ir niekas nesustabdys įvykdyti Dievo valios tavo gyvenime. Niekas. Viešpats sako, aš nenoriu, kad tu būtum išsekus ir išvargus. Viešpats sako, aš noriu, kad tu įeitum į ramybės sezoną ir aš tave išmokinsiu, išbalansuosiu. Ir tu atsistosi ir malda tekės kaip šaltinis. Wow. Malda pradės lietis kaip šaltinis, gyvasis šaltinis. Be jokios įtampos, be jokio streso, be jokio aš turiu kažkaip pramelst. Dieve, aš dėkoju. Ir aš tiesiog už visus stoviu, kurie įsivaizdavo, kad aš esu Jozuės sezone, man ir kariaut ir jautiesi kaltas, kažkur neprameldėjai. Atrodo, kažkur neišstovėjai, kažkokios kovos nelaimėjai ir save muši ir jautiesi toks kaltas ir galvoji, gal jeigu labiau papasnikaučiau, tai laimėčiau, o jeigu dar giliau papasnikaučiau, jeigu tiesiog viskas skaičiuoji darbais, aš nuimu šitą spaudimą nuo tavęs. Aš nuimu tą spaudimą Jėzaus Kristaus vardu, tą norėjimą atidirbti prieš Dievą. Dievas mato tavo širdį. Jis mato tavo širdį, neišeikvok savęs. Viešpats mato tavo širdį ir jis atsako pagal tavo širdį, ne pagal tavo darbus. Aš nuimu tiesiog tą įtampą, kur žmonės galvoja, dabar gal pasniko sezonas, aš turiu atidirbti tą pasniką, kad Dievas matytų, koks aš budrus, koks aš geras dėl Dievo. Šitas darbas pasitraukia Jėzaus Kristaus vardu. Tu pasnikauji, myli Viešpatį. Tu meldiesi kiekvieną vakarą, ateini į bažnyčią melsis iš meilės. Tik iš meilės. Tu būni su juo tik iš meilės. Ir nėra jokio darbo, nėra jokios prievolės ir nėra jokios įtampos. Haleliuja. Koks Dievas geras. Koks Dievas geras. Ir jisai geras visiems mums, Dievo vaikam. Amen. Hallelujah.